Esu Emilija Stankevičienė. Papasakosiu apie tai, ką prisimenu iš 1991 metų sausio įvykių. Sausio mėnesį Vilniuje buvo neramu. Važinėjo karinės technikos daug. Jau turbūt nuo sausio kokios 8 dienos prasidėjo neramumai prie dabartinio Seimo. Tada buvo aukščiausioji taryba. Gyvenau Vilniuje su savo 2 vaikais. Sūnui buvo tuo metu 16,5 metų, dukrytei dar nebuvo 9. Kadangi per televiziją buvo daug reportažų iš to, kad važinėja karinė technika, buvo reportažas apie spaudos rūmų užėmimą, tai dukrytė bijodavo pasilikti viena namie, man reikėdavo važiuoti į darbą. Todėl aš ją išvežiau pas savo tėvus, kurie gyveno prie Vilniaus Trakų Vokėje. Sūnus su draugais vakarais išeidavo prie aukščiausios tarybos, ten ant dabartinės Mažvydo bibliotekos laiptų vakarais koncertuodavo, dainuodavo dainas jaunimo grupės. Tai ir Andrius Mamontovas ten dainuodavo, ir turbūt ir Foje, ir kitos grupės. Todėl išeidavo vakare ir grįždavo vėlai namo. Aš pati dalyvavau Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblyje ir kai prasidėjo budėjimai prie strateginių vietų, tai yra prie Karoliniškėse prie televizijos bokšto, Konarskio gatvėje prie radijo ir televizijos komiteto, Savanorių prospekte prie telefonų stoties. Tai budėdavom ir mes. Pagal sudarytą grafiką Vilniaus miesto ansambliai būdavo kartu su žmonėmis, dainuodavom su jais dainas. Žodžiu, dirbom tą darbą, kokį mes galėjome padaryti. Taigi, 1991 m. sausio 12 dieną mes buvome prie telefonų stoties Savanorių prospekte. Vakare išsiskirstėme namo, susitarę, kad kitą dieną vėl susitiksime. Sugrįžau namo, sūnaus namie nebuvo, jis aišku buvo išėjęs prie Seimo, prie aukščiausios tarybos. Ir buvau pavargusi, sušalusi, nes buvo šalta, atsiguliau miegoti. Mane pažadino telefono skambutis. Nesupratau, kažkas vyksta. Skambino mano tėtis, paklausė, ar aš namie ir ar mano sūnus namie. Pasakiau, kad jisai išėjęs su draugais dar negrįžo, pasižiūrėjau, kiek valandų buvo, gal 2. Gal truputis daugiau. Nuėjau į sūnaus kambarį, jo dar nebuvo. Ir girdėjosi šūviai. Vyko kažkas negero. Aš įjungiau radiją, bet radijas neveikė. Tada ties vėl paskambino, pasakė, kad ieškočiau Kauno radijo stoties. Suradau, taip transliavo paskutinės žinias. Po miestą važinėjo technika, iš rūporų girdėjosi, kad atkuriama teisėta valdžia, kad avantiūristų valdžia žlugo. Tai yra tokia dezinformacija buvo, kad žmonės patikėtų ir neitų niekur. Išėjau į balkoną, gražiai snigo, girdėjosi šūviai.
ir nežinojau, kaip elgtis, ką daryti. Norėjosi eiti ten, kur visi, bet pabijojau dėl sūnaus. Pagalvojau, kad jis, jeigu ateis namo, nieko nežinojau. Jeigu jis ateis namo ir neras manęs, namie eis manęs ieškoti. Ir mes nesusitiksim greičiausiai ir bus dar blogiau. Žinojau, kad mano seserys ir mano mama yra išvažiavę irgi į budėjimus prie televizijos komiteto, prie radijos televizijos komiteto Konarskio gatvėje. Nerimo buvo labai daug. Nežinojau, ką daryti, meldžiausi visą naktį. Meldžiausi ir verkiau. Ryte sugrįžo sūnus, pamatė mane apsiverkusią, išsigandęs atsirėmė į duris, kas atsitiko. Ačiū Dievui, nieko blogo neatsitiko mano šeimoje. Tie žmonės, su kuriais mes įsiskirstėme, mano ansambliečiai, nemažai jų gyveno Karoliniškėse ir jie bėgo prie televizijos bokšto. Dalyvavo, matė, pasakojo, kad buvo baisu, vyko karas, vyko karo veiksmai. Buvo pasnygę, bet tankų išvažinėta žemė su sniegu buvo pavirtusi purvu. Žmonės slidinėjo, griuvo. Vienas kitą kėlė, laikė ir buvo neaišku, kas kada kur atsitiks. Ryte aš apsirengiau ir perėjau per užupį, nes kažkaip neramu buvo, perėjau per užupį, nuėjau iki Seimo, rinkosi žmonės. Pilna aikštė žmonių. Aplinkui viskas sustatyta, aptverta blokais, kad nepravažiuotų technika. Daugybė žmonių. Kažkaip prisimenu, viskas kažkaip tai pilka, bet iš tikrųjų pilka ir buvo. Seimo rūmai pilkos spalvos. Aplinkui pilki blokai. Tamsiais rūbais apsirengę žmonės rengėsi šiltai, nes buvo šalta, tai buvo žiema. Ir žiema buvo tikra žiema, su šalčiu ir su sniegu. Ir nerimas. Bet, žinot, aišku, buvo nerimas. Buvo nerimas dėl savęs, dėl tų žmonių, kurie liko namie, dėl vaikų, dėl tėvų, dėl brolių, dėl draugų, dėl visko buvo nerimas, bet mes buvom labai teisingi. Mes gyvenome teisingai. Mes žiūrėjome vieni kitiems į akis. Ir ten tada prie Seimo buvo visiškai neįdomu, kokios tautybės tie žmonės. Kokiai socialiniai grupiai jie priklauso. Koks jų išsilavinimas. Koks tiki jie, ar tikintis ar netikintis. Kokio tikėjimo, mes visi buvome Lietuvos vaikai. Mes visi buvome broliai ir seserys. Atsiskyrė grupė jaunuolių, ėjo užsirašyti savanoriais. Tomis dienomis mano sūnus, kuriam buvo 16,5 metų, užsirašė į savanorius. Mes mylėjome Lietuvą. Mes buvome Lietuvos vaikai ir Lietuvos žmonės. Tada pranešė per radiją, kad gauta žinių, kad iš šiaurės miestelio pajudėjo karinės technikos kolona. Ir paprašė mūsų skirstytis. Niekas nesiskirstė, tik tai dar daugiau žmonių ėjo į aikštę. Atvažiavo autobusais žmonės iš visos Lietuvos, iš visų miestų. Atvažiavo grupės žmonių. Ir jeigu būtų važiavusi karinė technika, blokai, aišku, kažkiek būtų jo sulaikę, bet neilgam. Ten nežinau, kas būtų buvę, bet pabėgti iš ten praktiškai nebuvo jokios galimybės. Blokai užtvėrė visus išėjimus per kiemus
Nuo žvėryno pusės stovėjo irgi blokai, blokų tvoros. Vienintelis kelias tai buvo nuo Lukiškių aikštės Gedimino prospektas. Dar gal kažkur tai kažkokios gatvelės, bet jeigu žmonės pajudėtų bėgti, tai ten būtų košė. Niekas nejudėjo, niekas nesiruošė išeiti. Skandavo Lietuva, dainavo dainas. Tada kunigas Grigas pasakė, kad esame mirties akivaizdoje. Todėl davė nuodėmio atleidimą visiems. Ir meldėsi. Meldėmės, visi meldėmės. Atrodė, kad gaudžia visas Vilnius nuo tos maldos. Nes įsivaizduokit, 1000 žmonių meldėsi vienu metu. Karinės technikos kolona pravažiavo pro šalį. Tuo metu atrodė, kad įvyko stebuklas. Žmonės nesiskirstė. Mes nesiskirstėm. Buvom ilgai. Susitikom dar su pažįstamais, su ansambliečiais. Susitikę apsikabindavom, kaip, nemoku pasakyti, kaip, koks džiaugsmas buvo. Ir kalbėjom, ne vienas pasakėm, kad bijojom vieni kitiems skambinti, nes nežinojom. Kas, kur, kaip tarp žuvusių žmonių. Negirdėjom pažįstamų pavardžių, tačiau buvo daug žmonių sužeista, daug sužeistų žmonių. Mes dalyvavome ir laidojant žuvusius žmonės. Buvome garbės sargyboje prie žuvusio vaikino. Jį pervažiavęs tankas buvo. Ant veido matėsi mėlynės, kurias paliko tanko vikšrai. Ilgai dar mes budėdavom prie aukščiausios tarybos vakarais. Kažkaip viskas tas praėjo, bet nepasimiršo. Visą laiką vis išnyra prisiminimai.